pirmiausia, ką darau, tai užmaskuoju tas vietas, kurios yra problematiškiausias. Ir išskirstyti ant viso veido. O pakiam tai tiesiog tai, kas lieka. Krempudra būtų tikriausiai tas produktas, be kurio negalėčiau gyventi. Toliau dėčiau šešėlius. Taip pat tepu šiek tiek po savo antakiais. Taip, kad nebūtų jokių griežtų linijų, jokio aiškaus braižo. Mėgstu šaltus atspalvius. Dažnai, kai nededu jokio šešėlio, aš naudoju tiesiog juodą pieštuką. Blakstienas aš turiu gražias, svarbias, riestas, tai esu labai patenkinta. Ir ypač būnu patenkinta tada, kada aš jaučiuosi gerai tą dieną, kada mano akys blizga. Kitas žingsnis būtų ružas, skaistalai. Toks tiesiog lengvas rožinis, jisai matinis. Paskutinis žingsnis būtų lūpų dažymas. Tai yra pradžioje aš pravesčiau tokiu labai neutraliu švelniu pieštuku, o po to tokios pačios spalvos lūpdažį uždėčiau. Lūpą užspalvinu visą, nes labai nemėgstu dienos eigoje vis pasidažyti ir pasidažyti iš naujo su lūpdažiu. Kada mano akis blizga, kada mano akis myli, tada aš būnu pati gražiausia.